pakabinsiu kažkur va ten virš durų. Neidėliai ant nebaigtos verandos, bet tikėtina, kad ne pas mane viena taip atrodo. Tai kamera labai universali, nereikia jokių kabelių, tiesiog primontuojat praktiškai bet kur, nepatinka vieta, primontuojat kitur. Taigi, o vaizdas per kamerą kol kas atrodo maždaug taip. Galima paspausti PTZ, pasukt kažkur, gal šiek tiek žemiau. Galim prisiartinti vaizdą ir maždaug iš kokių beveik 10 metrų atstumo galima neblogai matyti veidą. Net ir greitai judant kamera spėja mane sekti. Mano manimu puikiai išdirbtas modelis, kamera filmuoja tikrai kokybišką vaizdą ir būtent šis modelis yra puikiai tinkantis stebėti jūsų patalpas, namus, sodybą ar kažką kitą. Net nebejoju, kad prie jos prijungus EasyViz saulės panelės, ji būtų kaip atskiras vienetas ir veiktų nepertraukiamai, kitaip sakant, jei nereikėtų jokio papildomo elektros šaltinio. Montavimas labai paprastas, sumontuojam praktiškai bet kur siekia Wi-Fi ryšys ir tai ypač patogu, kai nereikia prasivesti papildomų kabelių ir ieškoti, kur čia ją galima prijungti. Pranešimai apie aptiktus žmonės atkeliauja iš karto. Tai mano tokia būtų trumpa EasyViz HB8C akumuliatorinis lauko kameros apžvalga. Visas šias kameras ir kitus mano apžvelgtus EasyViz produktus galite įsigyti apsilankę easywizlife.lt. Nemokamas sekančios dienos pristatymas ir net 3 metų garantija. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.